Sėdi vyrukas, pasimatėme su mergina. Mergina tokia visai, nieko, viskas sėdi. Sako, mergina, papasakok apie save, sako, mes dar nelabai pažįstame per tą internetą susipažinę. Nu, ką žinau, sako, aš man 12 klasių, kai pabaigiau, tada universitetas. Vienu metu ir dirbau, uždirbsiu tiek pinigų, tėvams ant sprando nenoriu sėdėti. Dabar dirbu vadybininku, mašiną esu nusipirkęs, matei, nebloga visai. Noriu kaip ir kreditai, galvoju, reikia butą pirkti. Nežinau, tikslas per artimiausius metus yra apsiženyti ir vaikų turėti. O tu apie save ką galėtum papasakot? Taip sėdi. Nu, man atrodo, aš graži. Ir viskas. Jo, Marina. Mano kaimynas nusprendė pradėti viską nuo nulio. Tiesa, didžiulę rolę tame suvaidino kazino. Jis viską pradėjo nuo nulio. Taip, pasirodo, kad perkant papūgą, arą, tą kur didesnė, kur kalbėt moka, yra būtina sąlyga. Taisyklėse parašyta. Jeigu žiūrėsite erotinius filmus, būkit geri be garso. Taip. Klausimas, ar galima miegoti su atidaryta orlaide? Galima, jei daugiau nėra su kuo miegoti. Jo, geras. Aš turiu tokį smūginį. Tokį, kur kirs gerokai. Ane? Kalbasi draugelkos, telefonu, sekmadienį rytas. Sako, Migle, dieve tu mano, 38,5, žinok, visur skauda. Tu atrašo. Tai reikės surasti mažesnių.